Sveiki žvejai! Sveiki! Šiandien su manim kartu žvejoja Valdas ir įvyko vakar su Valdu toks ginčas. Nusprendėme važiuoti į ežerą, tokį pakankamai nemažą, pasirinkti seklią jo dalį, įlanką ir pabandyti ten gaudyti. Valdas sako, gaudom dugninę, nes jis dugninės mėgėjas, aš labiau plūdinės, sakau, ne, plūdinė bus geriau, čia dar per šalta dugniniai. Geriau ploni valai, nedidelė plūdelė, netoli kranto, kur išplaukia pasišildyti tiek karšiukai, tiek karosai, tiek papuola šitam ežere ir karpiukas vienas kitas, lynas. Pasižiūrėsime, kas bus atplaukę į seklėje dalį. Valdas gaudys truputėlį iš toliau su dugninė. Jis nusprendė visgi imti dugninę, o ašgi nusprendžiau imti plūdinę. Ir šiandien tokias mini varžybas padarysime. Kasgi visgi teisesnis, Valdas, kuris gaudys šiek tiek iš toliau su dugninė, ar aš, kuris artimesnį rinksis distanciją su plonesniais valais. Ir visiškai šiandien rinkomės skirtingus jaukus, nusprendėme iki galo susiginčyti. Aš sakau, gal jau truputėlį pas mane vanduo bus arčiau pašilęs, rinksiuosi šiek tiek kvapnesnį jauką. Valdas, nežinau, jisai mane rodė, jūs žiūrovai patys pamatysite, kokį jis ten jauką, kaip jis vadina, šamurliaką darys. Ir aš einu savo jauko ruoštis, Valdas savo, kaip visada, žvejyba prasideda nuo jaukų gaminimo. Pasirinkau šiandieną kiekį ne per didžiausią, apie 1,5 kilogramo. Kaip matote, rinkausi universalų jauką, dėl to, kad čia tikrai pakankamai šitą įlanką suplaukė įvairi žuvis, dėl to ir jaukas universalus. Drėkinsiu jauką kuo skirtu kvapu. Jis toks šokoladinis, daugiau yra, daug nepilsiu. Dar vanduo nėra ypatingai šiltas. Labai neblogai. Kieto, kad gerai liptų, nedarysime, dėl to, kad gylis, kur aš gaudau, 1,20 m. Ir šiek tiek dėl spalvos džiūvėsėlių smulkių. Pas mane šiandien bus viskas paprastai. Aš apart Sauliaus nedėsiu jokių žemių. Nieko, jokių kvapų. Kvapus dėsiu žvejybos eigoje. Tai, kad sumaišysiu tik tai dugniniai skirtą jauką ežerui ir kuoją. Naudoju Timar Elite jaukus pakankamai aukštos kokybės. Jau su tokiais drąsiai galima gauti ir varžybose. Pakankamai kvapnus, labai daug visokių priedų viduj. Drėkinsiu grinai vandeniu, nenaudosiu jokių kvapų, kaip minėjau, kad kvapus gali būti, kad panaudosiu eigoje žvejybos. Žiūrėsim, kaip žuvis
sureaguos, ateis, neteis. Žvejybos vietą pasirinkau, distancija kažkur apie 15 metrų ir pradinis jaukinimas. Kaip matot, stipriai nesuspaudžiu, kad atsimušę suirtų ir taip padarytų tokį kilimą man. Naudosiu kulkinio tipo šėryklą, bet tiksliau skristų yra biški šoninis vėjas, kad neneštų taip iš šoną. Taigi, pasiruošėm savo žuklavietės ir skelbiu rungtynių pradžią. Startas, Valdai! Na va, jau iš karto sureagavot kojytės. Nusprendėme šiandieną startas 9:00, pabaiga 1 valandą. Tai 4 valandas. Žvejosime, žiūrėsime, kaip mums sekėsi per 4 valandas parinkti žuvies. Šiandien, matau, Valdai, reikalų bus su žuvim. Taip. Na, pradžioje iš tikrųjų su kibimu, tai tikrai silpnai. Nekultūringo dydžio kojytės kimba. Nu, tikėkimės, po kažkurio laiko į jauką sureaguos ir stambesnė žuvis. Kažko tai tokia nuojauta turiu įdomi. Kad šiandien bus tikrai nelengva. Teks įdėti daug pastangų, kad kažką tai įdomesnio ištraukti. Štai, pagaliau pirmas karšiukas. Valdai, kaip jums sekas? Tyla. Šiaip tai pastambėjo ten, Valdai, žuvis? Sąlyginai. Ką jau graibšto netgi reikia? Oho. Čia stipriai įsiveržė į priekį. Kokiagi pasirinkti plūdę, gaudant tokioje situacijoje, kaip aš šiandien žvejoju, kur gilis apie metrą, iki maksimum iki 1,5 metro. Tikrai nereikia rinktis tolimo užmetimo skirtų plūdžių, tokių didelių, sunkių. Tai yra daugiau skirta vasarai arba ypatingai tolimam metimui ir gaudant su dideliais masalais, tokiais kaip sliekas, kukurūzų keletą. Rekomenduoju rinkti štai va tokias, taip vadinamus pieštukus. Su svoriu gali būti apačioje. Ant plūdžių būna dažniausiai ženklinimas,
5 gramai, tai reiškia, kad pati plūdė sveria 5 gramus, o švinoje reikia tik tai svarelių dėti arba visiškai nuo 0 iki 3 gramų. Tai reiškia, kad nusisuka papildomi svoriai ir kiek jūs nusukat, tiek dedama tų svorių ant valo. Savaime suprantama, ne tą patį svorį, o svarelius. Gali būti modeliai štai va tokie, kur yra nepasunkinti. Ant šitų plūdžių dažniausiai jau būna rašome tiek svarelių reikia dėti, tokios gramatūrą, kiek jau yra rašoma ant pačios plūdės, kad jinai gražiai išsibalansavusi stovėtų taip, kaip reikia. Galimas variantas su nekeičiamais svareliais. Štai plus dar tokios kaip darto antena, tai patolina, patikslina metimą. Ir čia jau yra nekeičiamas svarelis, jisai yra užsunkintas ir jisai sveria, kaip rašo čia plūdė jau 3 gramus. Ir jau čianais galima uždėti nuo 0 arba 1,2 gramų. Čia priklauso jau nuo vamzdelio ištraukimo lygio. Kuo labiau ištrauktas vamzdelis, tuo daugiau svorio reikia dėti. Kaip žinia, visos kraluso plūdės vadinamos išmaniosiamis, dėl savo šitos sistemos vamzdelių slankėjimo. Štai išsitraukia, susistumia ir čia yra surašyta, kad galima netgi nuo 0 iki 1,5 gramo intervalę ją lengvinti arba sunkinti tik tais vamzdelio pagalba. Tokie keli pastebėjimai. Žvejojame toliau, bandome vytis valdą. Manau, kad šiandieną man sunkokai jau jį bus pasivyti, nes jisai labai gražiai prisiviliojo ir, kaip vadinama, kaip sako, žvejai pasistatė karšiukų būrį prie savo šėryklos, į savo pajaukintą zoną ir traukė vieną paskui kitą. Bandau gaudyti dabar su stambesniu masalu. Užsidėjau kukurūzą ir ruodo truklio lervos kombinaciją. Bus matyti, nes tos kojytės tokios, tiek jau atsibodo. Tikėkime, atplauks kažkas tai įdomesnio. Bent jau tie patys karšiukai, kur valgį kimba. Kaip matom, vieną paskui kitas jau pradėjo traukti. Ir reiškia, į jo jauką tikrai efektyviau sureagavo žuvis. Nepadeda nei kukurūzas man. Nežinau, bandysime užkabinti didelį kuokštą ruodo truklio lervų. 10 vienetų. Gal karšiukas koks nors susigundys. Reikia kažkaip tai pasivyti man valdą.
plonas pavadėlis labai, biškai susipainė. Reiks persirišti. Opa, turiu reikalų, vyrai. Saulius kažką turi, turbūt gal karosą kokį? O. Labai keista, žinok, nesuprantu kas. Gal lynas didelis? Išlaukiau savo. Nematai dar kas? Nematau dar. Lydeka. O, lydeka. Neįskaitinis reikalas. Kur čia mano 0,12 pavadėlis? Žiūrėk, legaliai. Į lupytę. Į šoniuką patį. Jaučiu. Taikiai kuoja. O gavo kablį. Matai, ne kuoja, o lydeka. Teoriškai tariant, pagal svorį turėčiau laimėti, bet praktiškai tariant, žuvis neįskaitinė. Iki balandžio 20, kaip žinome visi, kad draudimas yra lydekų gaudyti. Jeigu užkimba, reikia su jie gražiai atsisveikinti. Bet džiaugiuosi, pavadėlis atlaikė. Kas keiščiausia, kad toks mažas kabliukas ir tas neatsilenkė. Pavadėlis 0,12 diametro. Tikrai nėra naujas. Aš jį įsigijęs esu prieš gal 1,5 metų, atstovėjęs visą žiemą. Jokių problemų su juo nėra. Laiko ko puikiausiai. Liuks, aš juo patenkintas. Na ir kabliukai gaudant uodo trūklio lervomis, tie patys kaip ir žvejojame ir žiobrius, ir pavasarį pradedame nuo šito modelio kabliukų. Štai 14 numerio. Kaip matėte, kuo puikiausiai susitvarkė su 2 kg lydeka, kabliukas neatlinko, net nepajudėjo iš vietos. Reiškia, viskas su jais tvarkoja, aštrumo jiems tikrai pakanka. Na, iš tikrųjų, pribodo šiek tiek kovoti su kuojomis ir puikia proga darau pertrauką pakalbėti apie valus. Vis tiek artėja atviras vandens sezonas ir yra tikrai daug mėgėjų Lietuvoje gaudyti tolimo užmetimo meškerėmis. O tam yra reikalingas valas ir jisai turi būti ne bent koks, o skęstantis valas. Tam, kad užmetus plūdę, užskandinti reikia valą, kad neveiktų šoninė banga, neneštų, neišlenkinėtų valo ir nardintų jums taip plūdės ir ilgiau plūdė būtų jūsų pajaukintoje vietoje. Taip, kad atkreipkite dėmesį, ant pakuočių turi būti užrašymas toksai, kad match sinking. Tolimo užmetimo skęstantis valas, reiškia, jis turi savyje savybių, kurios jį ir skandina. Aišku, reikia padėti jį užskandinti, panardiname meškerę į vandenį ir kelis kartus pasukame ryte ir jis tada pasinardina. Ir taip, kuo puikiausiai, tada plūdė stovi vienoje vietoje, neveikianti nei vėjo, nei povandeninių srovių. Pas mane yra 2 modeliai kraluso, 100 metų patikrintas dešinėje pusėje ir naujiena kairėje pusėje, kuri galbūt kažkada tai pasirodys rinkoje. Šiuo metu dar jo nėra.
Taigi mūsų varžybų laikas pasibaigė ir Valdai viskas. Finišas. Aišku, savaime suprantama, nėra ką čia per daug ir sverti, bet tiesiog vis tiek pasižiūrime, kas kiek sugavome. Na, Valdas šiandieną buvo be konkurencijos. Einam pasižiūrėti laimikių. Na, šiandieną iš tikrųjų pasigirti kažkokiais dideliais laimikiais neišėjo, nes tikėjomės tikrai karosų linų. Na, yra kaip yra, tačiau profesionalumo ir gero jauko paruošimo būdu Valdas kuo puikiausiai sugebėjo prisivilioti bent štai jau tokius žuveliokus, panašius į žuvį jau. Aišku, mano rezultatas ženkliai liūdnesnis, bet didžiosios žuvies konkursą laimėjau aš. Paleidžiam žuvį. Kaip aš šiandien gerai pagaudžiau. Nieko negalėjau padaryti. Matomai jaukas universalus šio telkinio karšiukams netiko, tačiau yra keletas ešeriukų, lydeka. Nekankinam žuvies, paleidžiam. Ačiū tu, Valdai, už varžybas. Prisipažįstu, tikrai pralošiau šiandien žuvį aš skutu. Tai nėra kas kus, viską paleidžiam. Taip, kad gerbėjai žiūrovai, tikrai pasieksperimentuokite įvairiais būdais. Mes pabandėme, vanduo visgi dar šaltas, mano saldesnis jaukas buvo neveiksmingas. Valdas naudoja šiek tiek netokį saldų. Nu, šiaip mes prieš važiuodami taip ir svarstėme, kad visgi dar šaltas vanduo, bet aš norėjau pabandyti, nes pakankamai šitame ežere greitai šyla vanduo ir žuvis suaktyvėja. Dar reiškia jos neaktyvios. Reikia daugiau rinktis upės kanalus, ten, iš kur iš upės daugiau migruoja žuvis, tiek linai, tiek karosai. Kol kas ežerai dar tyli. Nu, viskas priešakyje. Šiandien, žiūrovai, ačiū Jums už dėmesį. Susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki! Viso geriausio.